Gali tam viduje yra. Pirmai teiksim, o jūs jau dėkit kur nori. Aš teiksim. Nuotaikos linkim jėgų ir ištvermės daryti tai, ką darom. Čia tos gėlės gražesnis net už O čia mano štai darbą. parašėm jums laišką. Ir paskui dėsim. Dabar tegu visi mato, kiek čia yra aukso, kiek čia yra aukso. Vat aš tiek aukso neturėjus. Galėsim. Tai pas sustos, tai jau dabar tik sveikinu savo seną draugą, Petulionio draugą. Ir visi mano turistai tave labai sveikinu. Daugam tų gėlių ir daug. Gerus sveikatos, Ir daug dar Marytės laiškų. O dabar ir Jono Žygeliuko. Nu prašom, užeiti, aš einu. Pirmas, kad aš noriu. Čia to. Čia galia. Aukštai čia pristala, žemai čia pristala visa Lietuva. Nu, labai ačiū, kad atėjot, aš pasakiau, pasakysiu, kas jūs esat, ko čia mūsų ryšiai yra. Dabar ilgai nenoriu kalbėti. Vienu žodžiu, kadangi čia ateis graži mergaitė, ji yra iš Žemaičių sostinės, o mes visi esam provincialai, nieks Telšiuos negyvena, nors visi beveik Žemaičiai esam. Tai jums truputėlį točių žangėlį padarys. Va, tai mes galėsim čia kas riešutų, kas sūrių, kas vynuogiškas, o paščiau mums atneš čiburėkų dar. Čia tik nežinau, truputėlį sumaišęs, man atrodo, tas. Kaip? Jeigu jūs galite truputėlį čia paslinkti, nes čia yra vienas padėtas. Jau norėjau, patinka man norėti, tai jau patinka, tik pasakyti. Labai malonu matyti jūs čia. Šiandien vat Juozo gimtadienį pašvęsti truputėlį kitokią formą, ragaudami sūrį. Ir apie visą tiesiog valgymo kultūrą. Tai ant savo sūrio lėkščių turite 4 ežiuko brandas. Tai papasakosiu, kuo tas brandos skiriasi, kokios yra skolinės savybės, koks apskritai reikėtų ieškoti kietajame sūryje, kada jis tampa toks geresnis. Šitą kalną Žemaitijos krašto gyventojai pavadino Džiugo piliakalniu, o šalia kalno esantį miestą Telšiais. Ką reiškia vasaros periodas, tai nebūtinai turi būti tie 3 mėnesiai. Vasara gali būti, tarkim, prisidėti ir pavasario, ir rudens. Dabar, koks yra trečiasis pojūtis, yra uoslė. Tai yra vienas iš svarbiausių pojūčių, žinot. Prie stalo niekada nesėdam turbūt su kokiais Pirma, jo susidaužti Savo tradicijas. Taurėje paimti už kotelę arba net už tos dalies pasukinėti. Iš juodųjų serbentų. Tarsi papildyti vienas kitą, tokie būti
neturi savybės burnoje. Ir kai jau paragavote 18 ir 18 mėnesių džiugas, ką jūs turėtumėte užkasti, užkanda tokį liktais kažkokie kristaliukai su kraštomis ir nepajausti, bet būtent šitie kristalai mums byloja apie sekančią sūrio brandą, kad sūris yra jau kitam brandos etape. Paduoti, jis nelabai mėgsta. Kvėpavimo takus ir ten yra rūšiuojami, tada mes atpažįstame, ką valgome. Kaip kondicionieriai turėtų. Tai malonumą valgyti ir stalo malonumai. Tai būtent malonumui valgyti yra priskiriama tas žmogaus toks gurmaniškumas, kada jis sėdi prie stalo ir nori viską paragauti ir jam viskas labai skanu. Aišku, turint saiką ir... Bet irgi reikia kramtyti riešutą ir sūrį kartu. Taip pat... Tai tokį sūrį kokiam buterbrodam jau ne. Tinka. Tinka? Tik tai reikėtų pasitarkuoti. Rūšia visko. Ar jūs nelaužot pjaustę? Laužau? O, ne, du gabaliukus nusvėriau savo. Tai gerai, žinok. Paimkit visą. Tai šitas... Ačiū. Lazdų, kurios periodiškai sūrininko yra pasukamos rankomis, kad sūrio galvos išlaikytų taisyklingą formą. Pamažu maudamas, prarasdamas dalį svorio, jis įgauna vis daugiau skonio ir aromato. Peiliuką, kad turėtumėt su kuo skaptuoti sūrį ir čia toks irgi receptas. Ačiū. Ir aš noriu jums padovanoti visiems mano kūrybos vakaro filmukas čia yra. Toliau. Su gimtadieniu. Valiui perduočiat. Dėda, ar galit su manim dabar iškursyti? Kadangi esu labai kultūringas žmogus, kaip į teatrą, tikras labai kultūringai planuos. Nuo čia pradėsim. Jaunas esi, kur nors dėti, tik Tiesiog vietos nėra, aš atnešiau lėkštutės. Visus tokiam amžiui ir mūsų klubas mažėja, bet labai yra aktyvūs dar žmonės, nes klubui yra 66 metai. Tamstas mylista Juozą. Pats dideliausią palinkėjimą su garbium jubiliejų 85 metų. Esat gerbiams mūsų draugijos narys ir jums sveikatas, stiprybės, gražių pilnatvės valandų. Juozas atėjo gal ne taip viesulingai, kaip į Balio Petrulionio junginį. Jis kažkaip ar atnešė, ar atsiuntė Lietuvos pažinimo laikraščių gimtinė savo poezijos. Patiko redaktoriai, įspausdiname. Kartais tenka šimtmetį rengti ir tik tada surinkus išleisti knygą, prisidėti prie savasties išsaugojimo. Juozas, be daugelį kitų darbų, būdamas mūsų stipriausia jėga, jis ir aukštas, ir stiprus, jis sunku dirba dar vieną darbą, kurį beveik niekas nemato. Tėviškės pažinimo paramos fondas ir gimtinės leidykla yra įsteigusi
tik ką įsteigė mecenavimo ambasadoriaus titulą. Ir pirmasis toks mecenavimo ambasadoriaus titulas suteiktas žurnalistui, tautotyrininkui, poetui Juozui Elekšui. Skelbsiu, jam reiks su Vasilė paskaityti. Čia irgi Mūsų jaunystės iliuzija tolsta, savo džiaugsmus ir klaidas jau žinai. Tai už Juozą pakelkime tostą ir kaip jaunystėj išaugs mums sparnai. Galėsi? Dainuokim žemaitę ustala, dainuokim išdėjimą išėję, nebėgsim, kad galvas pabala, kartu savo tikti pradėję. Pasveikinti savo žmogų, palinkėti sveikatos, gero ilgo gyvenimo, domėjimosi viskuo, neprarasti draugų, bičiulių ir taip toliau gyventi. Ir viskas jai pasakyti, dabar vieną jo bruožą, kuris tau biškį įkyri, ir patį tą geriausią jo bruožą. Jeigu šitiek metų išgyvenom, reiškia viskas gerai. Pavydęs to žemaitės, saugo vyrus visą laiką, nabuva vos 5 paras, šauko, rieko, galus daros, rodos užmušatį žmogų, ar ketkon padirba blogą. Tad naėskit savo žmogų, ją prapūliu kokį progą, juk tas vyrs tiek ir gera, šiltų retkarčiais padara. Skristi mano daina, ir tik viena tarsi venta, iš mano širdies išsilies. Ir tik viena tarsi venta, iš mano širdies išsilies. Ten, kur venta, skristi mano daina, ir tik viena tarsi venta, iš mano širdies išsilies. Ir tik viena tarsi venta, iš mano širdies išsilies. Venta, 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 tu žemaičių šventa, bėgi tu vertyvas, ravidus taryvas. Nu, irgi darysi Irgi eilėm. visko buvo. Eilėm. Jeigu kas iščino nors arvaką ar anuką, norės vesti žemaitį, tą pasakyčit, kad buvo didelė atsargė, nes gali paimti nekočkų mergelį. Nu, ateina pora tuoktis, klebonas ir klausia. Jaunos klausy geriausiai žino. Nu tai duktė, su kočiu varpu skambinsim. Mergaitė drąsiai žiūrėdami, jie čia sako, žinoma, kad su Marijos, kam dar točių dalykų reikia klausinėti. Nu, bet klebonas buvo senas žmogus, daug visko gyvenime matęs. Jis ir sako, vaikeli, mane apgausi, va Dievo neapgausi. Todėl dar kartą klausiu, su kočiu varpu skambinsim. Mergai truputį raustelėjo, su Marijos klebonėlį, su Marijos. Klebonas ir vėl savo, vaikeli, aš dar kartą tau sakau,
Mane apgausi, o Dievo neapgausi. Todėl paskutinį kartą klausiu, su kokiu varpu skambinsim. Mergelė nuleido čeles, paraudo ir sako, su Marijos klebonėlį, bet retkarčiais taip negarsiai zvankteli, čia ir su Magdalenos. Gerbiamas Juozai, labai ačiū, kad esate kartu. Jokių valdų nieko nėra. Buvęs oboj, atrodo, nieko perpėjau. Ačiū. Tam balandį geriau pačiupro mes. Balandį. Ir žiedėjo kažkokia klajonė, ir naujo daugiau nebešvės. Jos plaukų žiedai įsipylė, ir dabariniai auksiniai žiedai. Naktai kas, kad trobelė medinė, o prašyla vijokliai žaliai. Naktai kas, kad trobelė medinė, o prašyla vijokliai žaliai. Nusilešanti kuintina, kad nieko nebenuoda. Kuintina tam, kad baisa. Ne, taigi sakė, oi baisus reiškia žvėris, o dar baisesnė danutė neišgėrusi. Čia dainuosi, aš girdėjau, kad papilaikė. Viskas būtų gerai, kad senatvė ne visai. Aš to pasišviskė. Tu prašau, negerai, kad kelių pasisodinti mūsų, tai gal jau nieko. Aš tau pasisodinsiu, o barzdos negalėsiu. Gerbiamas Juozai, su tokia gražia gyvenimo patirtimi prašom pasakyti, kas žmoguje yra gražiausio? Dūšia. O kas toje dūšioje turi būti? Turi būti sąžiningas, nemeluoti, nevogti. Man jau tėvas išmočino mažens, kad vogimas tai yra ir kunigas negali atleisti. O kokių daugiau žmonių, gerų ar kitokių? Oi, gerų. Aš blogų žmonių beveik nesutikau. Visi geri buvo. Ar esate laimingas šiandien? Šiandien laimingas. Ačiū. Gražių jums metų. Ačiū. Noriu su gėlėm einanti. Ačiū. Prie tų jau čia kažkas paliko liepsą. Iš jūsų. Jeigu skambins, mes atsiusim čia. Gerai. Jau čia per daug bus.